rezultatyviausias Hegelman futbolininkas, 10 įvarčių jau yra įmušęs. Aštrus perdavimas Donatui Kazlauskui, pastarojo siuntinys į baudos aikštelę Popescu. Štai Hegelman komandos išsidėstymas, dar po aukšto turbūt šio perdavimo bus galima jį išvardinti. Antanavičius susitaiso ant kairės kojos. Ir Černiauskas vėl gelbėja savo komandą. Ketvirtfinalyje 4-1 įvykta Jonava, pirmosios lygos komanda. Jos aikštėje ir panevėžiečiams net 3 įvarčius pelnė Aliagrenis Smitas, čia Kazlausko kirtis. Černiauskas vėl patikimas, o dar vienas bandymas šiuo atveju blokuojamas. Namuose Šiučiukui nusileido Panevėžys 0-1, nors ir ten, galima sakyti, verti buvo taškų tikrai panevėžiečiai pagal žaidimą. Geras Abdelis ir jos smūgis! Štai taip, rezultatyviausias Hegelman puolėjas deda pirmąjį rungtynių tašką, bet tai dar negalutinis taškas be abejo. Iki Hegelman kombinacija. Brendo įvartis prie Panevėžio. Atakuojamas Klaudijaus Upsto. Labai techniškai Brazilas prasimetė pro Hegelman dešinį gynėją. Čia Devegos perdavimas į baudos aikštelę. Ir 1-1. Faustas Stepanavičius atsako smūgiu į smūgį. 16 minutė. Bus linksma. Šiandien bus linksma tikrai. Įvarčiai pilasi kaip iš gausybės rago. Sarmalas pradeda Saviškio ataką, Leo Ribeiro įsibėgėja, Brazilo perdavimas ir 2-1. Štai taip keičiasi kaip kaleidoskope situacija aikštėje. Patrikas Popescu muša antrąjį Hegelman įvartį. Netveria pykčiu Rolandas Brabecas, nespėjo atsidžiaugti Kezas. Ribeiro perdavimas, vėl Patrikas Popescu ir dublis. Per 1 minutę 2 įvarčiai. Štai taip Rumūnas prisistato Raudondvario sirgaliams šiandieną. Ir beveik kopija to antrojo įvarčio. Vėl Leo Ribeiro reidas, vėl rezultatyvus. Paaiškiai komandos žaidimą. Kairysis gynėjas Leo Ribeiro ir toliau siautėja. Abdelis ir Černiauskas laiku išbėga, kapstosi netoli dugno, bet sprogo tame mače. Panevėžio ekipa, čia Vincentas Šarkauskas. Devego šūvis, Vincentas Šarkauskas tiesiai glėbin. Futbolo kalba, Tomas Ščedrai. Taip pusiau smūgis, pusiau perdavimas. Suktelėjo gan stipriai kamuolį vartulį. Jo perdavimas ir Lukas Devega. Jo perdavimas. Ir viskas. Kauno rajono Hegelman triumfuoja 3-1. Antrajame kėlinyje įvarčių nepasiekta, bet pirmajame užtat matėme tikrą jų fiestą.